Vadovų baimė prieš pokyčius. Labai daug vadovų bijo pokyčių, bet niekas garsiai apie tai nekalba. Nes iš vadovo yra tikimasi pasitikėjimo, stiprybės, tvirtybės, bet realybė yra dažniausiai visai kitokia. Tu kaip vadovas esi prieš sprendimą, kuris gali pakeisti ne tik komandą, bet ir santykį su klientais ir patį verslą. Ir tuomet viduje atsiranda klausimas, o jeigu suklysiu? Tiesiog jie pradeda atidėlioti savo priimamus sprendimus. Bet lyderystė niekada nebuvo apie tai, kad tu neklys. Lyderystė apie vieną dalyką. Ir tai yra apie ėjimą pirmin, net ir tuomet, kai bijai. Nes komanda laukia netobulo vadovo. Komanda laukia žmogaus, kuris nebijo žengti pirmąjį žingsnį, nors ir kaip bus sunku. Todėl tikrasis klausimas, kurį turėtų užduoti kiekvienas vadovas savo, ne tai, kad ar aš bijau, o ar aš leidžiu baimiai stabdyti pokytį. Jei esi vadovas ir žiūri šį reelsą, parašyk komentaruose, kokį pokytį tau buvo sunkiausia pradėti.